Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Prie baro ir aš jos vedėja Paulina Butiriūtė. Šiandien prie baro sėdime kartu su Luku Liepinaičiu, kurį daugelis jūsų geriau galite žinoti kaip rockerį Luką. Labas, Lukai. Labas, Paulina. Lukai, dabar iš pradžių papasakok, ką dabar tu veiki ir kuo gyveni. Ką dabar veikiu? Tai gal pagrindinė didžiausia naujiena būtų, kad tapau tėčiu, ne per seniai, tai turiu sūnų, tai va, galiu pasidžiaugti. Tai čia naujausias gyvenimo etapas, o šiaip, esu ir muzikalus žmogus, kaip daug kas žino, ir dirbantis žmogus, ir turim savo verslus su žmona, ir turiu pagrindinį darbą ir žodžių veiklos tikrai nestinga, kai tampi tėčiu, tai ta diena tiesiog skrieja nežmoniškai. Viską tik spėk suderinti. Jo, faktas. Aš tave pristačiau kaip rockerį Luką, sakyk, ar tau pačiam patinka taip prisistatyti kitiems, ar vis dar prisistatai taip, kam nors? Jo, aš prisistatau rockerį Luku, ypatingai per privačius renginius, kuriuose savaitgaliais dalyvauju, ar per kažkokią koncertinę veiklą, tai tikrai nepabijau, nes tai žmonėm irgi kažkokias nostalgijas sukelia, prisimena mano dainą, o dar tuo labiau, kai šiandien dienai mane visai kitokį pamato, su visai kitų repertuaru ir dainom, tai, kaip čia pasakyti, nepasididžiuoja žmonės, pasididžiuot manim ir panašiai, tai šiaip, tikrai negaliu sakyti, kad gėdinuosi to vardo, aš jį nešuosi ir džiaugiuosi juo. Pakalbėkim būtent apie šitą tavo gyvenimo etapą, apie tą rockerio Luko etapą. Papasakok nuo pradžių, kaip viskas prasidėjo ir kiek tau buvo metų ir kodėl rockeris. Jo, istorija aišku, čia daug ir pasakos jau iš tikrųjų per keletą prieš tai laidų jau buvusių per gyvenimą, bet viskas prasidėjo nuo to, kai mama mane 4 metų nuvedė į popchorą abėcėlę, pamatė laikraštyje skelbimą, kad yra renkama vaikučių grupė muzikiniai veiklai ir Vilkaviškė kaip tik buvo suburiama abėcėlė popchoras vadinosi, kuriai vadovavo Danija Jurkšaitytė, mano vokalo mokytoja. Tai atvedė mane mama tenais, prasidėjo atranka, tai aš ten labai puikiai, kaip supratau, pasirodžiau. Ir aš buvau šiaip toks mažiukas, ryškių raudonų plaukų, rėkiantis, dainuojantis, ritmą jaučiantis. Greičiausiai vokalo mokytoja užkibau mano tas aktyvumas ir taip ir pradėjau stumti ir per metus laiko, nežinau, aš jau važiavau per Lietuvą su koncertais, su dainom. O rockerio vardas iš tikrųjų gal biskį vėliau atsirado, gal metai po 1,5 metų, kada autorė dainų Nijolė Laukavičienė amžinatilsį, labai puikiai dainų autorė, didžiumai atlikėjų Lietuvos rašius tekstų, tai sukūrė dainą pavadinimu Mažasis rockeris. Tai va ta hitinė daina, pavadinkim, taip ir prikibo, kad būsi rockeris Lukas ir viskas. Tai po šią dieną toks taip, vardas ir liko. Jo, nėra kažkokios labai ypatingos istorijos, tai buvo daino žodžiai, kuriai reikėjo tiesiog pavadinimo, o tas pavadinimas davė ir seninį vardą. Tai. Ar gali priminti dar kelis pavadinimus ar eilutes iš dainų, būtent iš rockerio Luko repertuaro, kad visiems būtų aišku, apie ką mes čia kalbam? Motociklas man svajonė, tai man atrodo, šitą frazę visi jau tikrai žino, manau. Tai, jo. O buvo kažkuria daina tau iš tų pati mėgstamiausia ir nemėgstamiausia ir šiaip atsimeni dar žodžius? Jo, kas keiščiausia, kad daug dainų atsimenu, turėjau išleidęs per vaikystę 3 albumus, tai čia jeigu originaliai pagal albumus, tai apie 30 dainų kokią grubiai, bet dar šiaip jų kiek buvo išleista, tai aš kažkada tvarkiausi visą savo archyvą, visas dainas dėliausi, viską, ką turėjau skaupęs nuo vaikystės, tai berods turiu per 100 dainų. Tiesiog savo, tokių, aišku, dar yra ir neišleistų tų dainų, jos likę tiesiog archyve yra ir gal kažkada atgaivinsiu, sukursiu versijas, kadangi vėl prie muzikos grįžtu, kuriu naujas dainas ir neužilgo vėl išleisiu keletą dainų, tai gal bus proga kažką atkurti iš senų laikų, kažkokią dainą atnaujintai. Ar tu prisimeni, ką tau kaip vaikui reiškia visas tas, tai buvo darbas ir jeigu 100 dainų, tai yra tekstus visų pirma reikia išmokti ir ten scena, jaudulys. Ar tu atsimeni, ką tau reiškia taip kaip vaikui? Dar visai tam tada mažesniam, nuo kiek atsimeni? Ne, mažyčiam aš dabar protingai mąstinu, tai čia tėvai gali daugiau papasakoti, aš mažytis, tai ką aš atsimenu kažkokius, tai tik tam tikrus fragmentus, atsimenu tam tikrus koncertus, tam tikrus įvykius kažkokius, o visa kita nuotraukos, vaizdajuostės, televizija, tai yra tai, ką gali tėvai parodyti, nuotraukos papasakot, čia tas buvo, nas buvo, vokalo mokytoja gali papasakot koncertų daugiau, tai tai, ką pats pažiūriu iš televizijos, iš vaizdo kasečių, tai kas buvo įrašyta, tai iš tų dalykų kažką galiu atsimenti. O taip kaip vaikų, vis tiek aš manau, vaikučiai, jeigu esi drąsus vaikas, tai nebijantis, tai mėgausi kiekvieną veiklą, jam patinka, vadinasi, nespriešino vaikas, viskas buvo ok. Tai su manim tuo metu viskas vadinasi gerai buvo.
O šiaip tai jo, iš atsiminimų tai pagrindas daugiausiai iš tėvų indėlis eina, o pats tai tik dabar galiu atgaminti tai, ką prieš tai turėjau. Tai. O nuo kada jau maždaug prisimeni pats, turbūt vis tiek iki, sakei, 16 metų truko maždaug šitas etapas? Jo, maždaug iki 16, paskui lyg ir nutrūko, nes tai mokslai prasidėjo visai kiti, daugiau norėjausi gal to asmeninio gyvenimo paturėti, nes vis tiek, dirbi su koncertai, savaitgaliai, repeticijos, viskas užimta, tu norisi ir tam kieme pabūti su draugais, galų gali ir pasimuš, sakau, pasivartyti smėlį ir dar kažką. Visi mes norim tos vaikystės, bet kokiu atveju. Tai atimti ją irgi kaip ir iš vaiko nėra sąžininga, tai toks reikėjo ir tėvam atras balansą ties mano vaikystė, tuo eilinio vaiko gyvenimu ir tuo, pavadinkim, žvaigždės kabutėse gyvenimu, kai reikėjo važiuoti per visą Lietuvą ir būti matomam. Tai yra iššūkis, bet kokiu atveju. Ir paskui kai prasidėjo mokslai, tapo pauzė, aš nieko nebedariau, tada lyg tėtis paskatino, nes jisai muzikavo visą laiką privačiuose renginiuose, sako, varom kartu, pabandysi, žinai, mažu vėl patiks. Taip ir pamažu vėl viskas įsirituliojo, tai. O šiandien dienai kažkas darbas. O kiek metų buvo pertrauka nuo to, kad tai, taip nunyko truputėlį, buvo laikas, kada tu visai nebedainavai, iš vis nieko bendro su muzika neturėjai? Tai manau, prieš 12 klases, visas prieš egzaminus, prieš universitetus, tai tas laikotarpis buvo visiškai tuščias su muzika. Visiškai, nebent kažkoks pavienis papuldavo, kada pakviesdavo kažkokią miesto šventę, kažkokias dainas kelias atlikti, bet čia visiškai tuščias ir buvo viskas pamiršta absoliučiai. Tai, čia keletas tikrai daug metelių irgi. Tu esi užsiminęs apie patyčias ir man atrodo, tu kalbėjai apie tą dar mokyklos, turbūt paauglystės laikotarpį. Ar gali papasakot truputėlį plačiau būtent apie šį gyvenimo etapą? Tai tos patyčios, kaip čia įvardinti, jeigu esi matomas, tuo metu nebuvo tiek daug žymių žmonių kažkur aplinkoje, ypatingai vaikų mano amžiaus, 10 metų, ir jau tu per visą Lietuvą čia ir televizorius rodomas, ir žurnalų viršeliuose esi ir panašiai. Tai mokykla vienareikšmiškai buvo brandos etapas, kuris tave taip užgrūdino, kad dabar kažkas gali bet ką man pasakyti, man ten, aš galiu nusišypsoti, sakyti ačiū. Nei šilta, nei šalta vaikui, tai buvo sunku, nes reikėjo pernešti daug dalykų ir viduj savo, ir tuo labiau tėvam iš išorės. Tai paimkim bet kokį pavyzdį, ir turėtum vaikų, kurie irgi ateitų ten verktų iš mokyklos parėję kas antrą dieną, tai aš manau, kiekvienas tėvas kovotų už tai. Bet svarbiausia, kad tai nesužlugdo tavęs, o padaro tai stipresniu, tai aš dėl to labai džiaugiuosi. Žinai, kai sakom, žmogus matomas, žinomas, jisai kažką daro, tai būna paauglystėm tam laikotarpį, dažnai žmonės nori su juo draugauti, kad būkim draugai ir aš čia būsiu tas. Čia tavo atveju girdžiu kažkaip buvo priešingai, ar ne? Ne, kaip ir tu sakai, buvo ir tų atvejų, kada nori draugauti žmonės, nes patinki toks, koks esi, bet nesakau, kad didžiuma buvo tie, kurie tiesiog nekentė, nes tu šiaip esi žinomas ir viskas. Ne dėl to, kad te pažįsta žmogus, ne? Aš, pavyzdžiui, sakau, kaip tu gali nemėgti žmogaus, jeigu tu jo net nepažįsti visai. Aš galiu, niekada niekam nepasakau, kad aš tavęs nemėgstu, nes aš tavęs nepažįstu, tai aš negaliu apie tai nieko pasakyti visiškai. Tai arba patinka, nepatinka, galiu pasakyti, kažkas patinka, nepatinka, ką mes galim palyginti, bet visiškai paneigti, koks žmogus yra, jeigu aš jo nepažįstu, niekada taip negaliu pasakyti. Bet čia dėl to, kad mane taip gal užaugino, aš dabar visai kitaip matau, aš pirmos pažintys kažkokios irgi, kad ir šiai dienai susipažįsta su žmonėm. Gal tu ir jį žinai, kažkoks atlikėjas ar aktorius dar kažką, kaip aš galiu sakyti, kad jis man čia nepatinka kažkoks ir panašiai, aš jeigu jo nepažįstu. Tai. Nežinai, koks jis yra. Jo, aš nežinau, koks jis yra, tai aš negaliu teikti, kad jis vienoks ar kitoks yra. Tai. O kas tau, Lukai, teikia tam etape tokios stiprybės, žinai, kaip sakai, svarbiausia nepasiduoti ir jeigu kažkas klauso ir ypatingai iš paauglių, dar mokykloje ir patiria tuos dalykus, nes tai yra tikrai labai žiauru, kokią žinutę tu jam nusiųstum? Nežinau, mano kertinis etapas buvo, aš irgi pergyvendavau visą laiką, kad ten užgaulioja mane ir panašiai, tai buvo tų visko ir skundų direktoriui ir tėvus kviečia į mokyklą, kad ten nelyskit prie jo ir panašiai. Bet kažkurio tapu tiesiog, aišku, čia gal šito vietoj mama labai gerai auklėjo, sakė, lenda kas nors duok ir viskas. Tai. Apgink save. Jo, kažkurio momentu tiesiog persisuko ir iki to daėjau kažkurio momentu ir tiesiog pradėjau nebebijoti ir įvyko lūžis. Tai tas lūžis galbūt ir padėjo paskui susitiks su savo baimėm ir neteks bijot, viskas. Gal taip pasakyčiau, tai nebijokit baimių ir nebijokit su joms susidurti, nes jeigu tu jų vengsi visą gyvenimą, tai jos tave ir persekios. Visada baimė bus aplinkui, bet jeigu tu su joms susidursi, vieną įveiksi, kitą įveiksi,
tai taps įprasta, tas diskomfortas taps komfortu, viskas bus gerai savaime. O šitos patyčios turėjo įtakos tavo tam atsitraukimui nuo muzikos, ar ne visai? Ar tai tiesiog... Aš manau, kad prisidėjo taip. Vis tiek ateina tas brandos etapas, ta paauglystė, kai norisi gyventi paprastą gyvenimą, tada tu biski prisibėjai ir to savo vardo, nes tu esi žinomas, tai tu net stengdavosi, kai kur būna susitinki su draugais, tai net nesakyt, kas čia toks. Aišku, draugai išpliurpdavo visą laiką. Bet jo, aš manau, kad prisidėjau, tai buvo dalis to, nes vis tiek mes jauni vaikai bandom pritapti prie kitų, tai bet kokiu atveju tas prisideda. Bet jeigu tu pats su savim dirbi, kovoji, tai aš manau, viską įmanoma pakeisti. Kiek tau metų prireikė būtent tam, kad vėl galėtum drąsiai sakyti, rokeris Lukas, tai buvo mano gyvenimo etapas ir nuo to, kai pirmiausia norėjai atsitraukti, kad viskas pasibaigtų, kiek reikėjo dirbti su savim? Nu čia vėlgi, dabar, aišku, čia tokia matematika gaunasi, jo, aš iki 16 kažkur su muzika dirbau, tada gera pertrauka buvo gal iki 25 metų, iki 24 kažkas tokio, mažiau su ta muzika buvo reikalų, tai vat nuo 25 gal iki šiandien dieną aš labai drąsiai apie tai vėl žengiu, drąsiai kalbu ir grįžtu prie šitų dalykų. O kai tu žiūri dabar iš laiko perspektyvos būtent į tą didelį, daugiau nei 10 metų rokerio Luko etapą, kaip įvardintum, ką tau kaip asmenybė visą tai davė? Tos visos patirtys. Tai labiausiai tai dėkinga šitam vardu už tai, kad užgrūdinu apie tas baimės visas, kurias aš galėjau įveikti šiandien dienai. Tai sakau, šiandien dienai jau mane nelabai ko išgazdins niekas. Tai va šitoj vietoj labai džiaugiuosi savim. Tų atkaklumų, veržlumų, nebijojimų šnekėti, nebijojimų pakovot už save ir va, čia yra mano didžiausia vertybė, kurią aš be galo vertinu ir va, tai mane veda ir į priekį, mano pasiekimai, mano darbai ir aš va šitų žiauriai didžiuojuosi. O papasako, ką veikėjai būtent tuo pertraukos laikotarpiu, kuris irgi čia taip 10 metų girdžiu maždaug buvo. Nu jau, kol viskas susidėlio. Nu ką, aš baigiau 12 klasę baigiau, tada norėjau labai studijuoti universitete, tai mane visą laiką domino verslas, kaip atskira šaka nuo muzikos, tarkim, paėmus, tai baigiau tarptautinio verslo bakalaurą, tarptautinio verslo mokykloje Vilniaus universitete. Gerai baigiau, išmokau tai, ką norėjau išmokti, įsidarbinau ir banke dirbau, gavau labai geros patirties ir tada susipažinau su savo žmona tuo metu, būsimą ir taip ir viskas gavosi paskui. Jūs abu iš Vilkaviškio, bet susipažinot Vilnių? Ne, su žmona atskira istorija irgi labai įdomi, nes pasirodo mūsų vokalo mokytojos, Danija iš Vilkaviškio ir josios Sigutė iš Marijampolės turėjo, po chorą turėjau vadovės. Ir aš chore savo dainavau, Oksana pasirodo tam kitam chore dainavo. Ir mes jau nuo vaikystės pasirodo esam pažįstami. Kartu net toj pačioj scenoje stovėjom, mes net atradom bendrą nuotrauką kartu kažkada, kai jau gyvenom. Tai juokėmės iki ašarų ir pasirodo, mes jau labai nuo seniai pažįstami, nes ten, kur aš augau ir gimiau Klausučių kaime, tai josios tėvukai ten gyvena ir josios mama ten būdavo ir tai pasirodo, mes jau nuo pat mažumos esam suvesti. Tik tai likimas grinai sujungė dar vėliau. Tai čia iš vis dar atskirai istorija, čia reikia dar atskirai pasakoti. Tik jūs nežinojot, kad... Jo, mes tik tai nežinojom, jo, ir paskui va taip viskas įsirituliojo, jo. O tu, kai dirbai šitam banke, kaip tu jauteisi? Nes kažkaip toks muzika, verslas, bankas skamba labai, labai tokių kraštutinumai dideli. Kaip tu jauteisi? Aš tokį klausimą, kaip ir tu dabar paklausai, buvau gavęs, kai tuo metu, kai banke dirbau, aš susirašiau į projektą... Per LNK buvo projektas, tik neatsimenu, mes vieno kraujo vadinosi projektas, kai reikėjo įsikūnyti tam tikrus atlikėjus. Ir aš tada užsirašiau irgi atranką ir manęs tada Egmontas Bžeskas paklausė, sako, ką tu veikiai, žinai, sako, bankė dirbi, bet tai kaip tu sako, dabar su muzika čia gerai pasirodė ir dar bankė dirbi, tai kas tau sako svarbiau, žinai. Taip. Jo, nu tai va čia tas pats klausimas, nu ne, tiesiog aš norėjau kažkokio to dar gyvenimo patirties iš darbų gauti ir panašiai, ne tik kažkur klajot, tai aš norėjau biškiai susistovėti. Gauti vėl kitos patirties, kad galėčiau dar su kitais dalykais supažinti, dar su kitais žmonėms susipažinti ir gal greičiausiai vėl tos pertraukos reikėjo, kad mane iki šiandien čia atvestų. Gal aš va šitam interviu net nebūčiau dabar atsisėdęs irgi, jeigu vėl nepradėčiau kažko daryti ir taip ir toliuosi viskas, tikiu tą teikmę gyvenimo, niekam nesipriešinu, jeigu taip turėjo vykti, vadins taip turėjo vykti. Ar tai būtų neigiama, ar tai būtų teigiama ir
stengiuosi viską priimti ir šiandien mes šnekam iš čia. O buvo kažkokiu tokiu, nežinau, pamastymu arba tokio pasigailėjimo, kad, gal galėjau neatsitraukti nuo to, arba kad kažkaip, kad ta muzika vis tiek, aš suprantu, į tave vis tiek turėjo traukti, ji nebuvo kažkur nukišta, ji buvo šalia. Tai kaip su tuo tvarkėsi, tuo vidiniu šauksmu? Tai buvo visokio emocijų ir aukštyn ir žemyn ir buvo lyg ir gaila, kaip tu sakai, kad ta muzika tokia dingus ir ten pašneki ir su tėvais ar dar kažką, va gaila, kad čia tokia pauzė ilga, gal kažką vėl galėtum padaryti. Ir tuo momentu atrodo, lyg pagalvoji, sentimentai kažkokia apima, kad va tikrai galbūt, bet ta pauzė kaip ir nieko, aš dabar savo gyvenimą tvarkausi, noriu kažką kito išbandyti. Tai sakau, va ant galo ta pauzė matyti tokia turėjo būti, kad šiandien jau vėl dainas pradėčiau kurti ir tikiuosi dar bus daugiau. Aišku, jau vyksta, jau kuriu dainas ir dar aš jų išleisiu tikrai. Tai. Pakalbėkim būtent apie tai. Žinau, kad tavo sugrįžimas buvo dabar į muzikos pasaulį per Kalėdas. Su daina Aš Kalėdom tikiu. Taip. Visų pirma, kas tave dabar paskatino sugrįžti tą dainą padaryti? Gal visi tie, kaip ir sakiau, paskui tėtis, kaip paskatinau, gal į tuos privačius renginius važiuoti kartu, tai vėl tų dainų repertuaras plėtėsi. Tai tavo tėtis? Jisai muzikuoja nuo pat irgi, nuo ankstyvų dienų, tai mūsų toks, nežinau, gal giminės bruožas gaunasi dainingi žmonės. Tai jo, tėtis pasiūlė kažkada važiuoti, sako, pabandom, gal patiks ir nepatiks, nenorėsi, nevažiuosi. Tai visai kaip ir viskas buvo gerai. Tai tas dainavimas, tai privatūs renginiai vėl įaugino iš naujo tą muzikinį dalyką. Kaip pasijauti po ilgos pertraukos atsistojęs vėl ant scenos? Matai, kas skiriasi. Privatus renginys tai yra ne scena, ne dar kažkas, tai yra kaip čia kažkokio kavinėje atsisėstum aplinkui žmonių ir tu į tave akys nustelbtos, nes tu linksmini žmonės. Ant scenos stovėti man, nežinau, man asmeniškai daug kas klausia, sako, kas tau lengviau, ar ant scenos būti prieš tūkstantinę minę ar privačiam renginį. Tai privatus renginys yra akys į tave, o ant scenos daug lengviau man, pavyzdžiui, stovėti būtų prieš 1000 žmonių, nei prieš 30 žmonių privačiam baliukį kažkokiam. Visai kitas jaudulys, nes ten į tą žmonės labai jau koncentruojasi, nes tu vedi, tu stengiasi, tu atiduodi save visą. Visai kitas ryšys. Jo, visai kitas ryšys. Kai vyksta koncertas kažkam kokios scenos, tai tu atlikai tas kelias dainas, pakėlė į publiką ir išėjai, viskas, ačiū. O čia tu atsakingas už žmonių nuotaiką, atsakingas už tą ilgesnį laikotarpį, tai gal šiek tiek daugiau tų jaudulių yra, o didesnis koncertas, ne, aš kažkaip, man net atrodo paprasčiau būtų. Tai jau tu patirtį turi, žinai, nuo pat vaikystės. Su mikrofonu rankose gimiau. Grinai. Jo, beveik galima sakyti. Jo. O kas tave labiausiai apskritai žavė, pavyzdžiui, dabar privačiuose renginiuose, kažkas turi tave degti, tame bešti ir kas labiausiai tai? Kas man patinka, tai aš visą laiką irgi humoro žmogus buvau, man labai mėgstu, kai juokiasi žmonės, kai linksminasi, tai man taip smagu, pats geriausias įvertinimas būna. Aišku, tų stereotipinių, ten privačių renginių, jų visur yra, ten dažniausiai pasakyčiau, ką žmonės gal didžiausią klaidą daro privačius renginiuose, kad susirenka pati publika ir jie patys nelabai žino, ką veikti. Tai man tiesiog gaila, kad žmonės labai žiūri, tarkim, į mane ir jie galvoja, kad aš jūs turiu linksminti šiandien. Tai nėra mano darbas. Aš atvažiavau suteikti muzikos, suteikti atmosferą. Jūsų darbas yra švęsti. Jūs susirinkote švęsti gimtadienį, vestuves, įmonės balių, dar kažką. Jūsų darbas yra švęsti ir mėgautis tą dieną. Aš esu tik pridėtinis dalykas prie viso to renginio. Kaip ir kokteilių baras, kaip ir dar kažkas. Tai yra pridėtinis dalykas. Bet švęsti žmonės patys turi. Linksminti, šokti. Ir aš neprivalau prie kiekvieno atsakyti, einam šok dabar. Tikrai taip neturi būti, mano nuomonė. Žmonės turi patys švęsti, mėgautis, o jeigu, pačiai ir sunkiausia auditorija, jeigu tu atvažiuoji, tarkim, nusiteikęs labai gerai, pravesti renginį, padainuoti ir tu matai, kad žmonės tiesiog atsėdi ir jie patys nelabai žino, ką veikti, tu supranti, kad bus labai ilgas vakaras. Juos išjudinti. Jo, tu supranti, kad labai ilgas vakaras tai laukia ir tai pačiam sunku yra, o kai publika pati nuo pat pirmos dainos pradeda šokti, tai tu supranti, kad čia ore viskas praeis. Jo, va čia yra jėga, kai žmonės patys nori švęsti. O esi gavęs kokio nors nelabai skanių komentarų ar po renginio, ar po beleko, dabar šitoj savo naujose? Ne, šiaip ganėtinai, kiek aš perėjęs tų privačių renginių, tai žmonės ganėtinai kultūringi ir adekvatūs ir tikrai nesusilaukęs kažkokių ten labai baisių dalykų, nes vis dėlto ir sutartis darausios tokiais dalykais ir reikia ir save saugoti šiais laikais. Tai kad jeigu būtų tokį užgaliojimą, aš turiu vienareikšmiškai teisę nutraukti renginį ir nepykit, nes tai aš saugau save, ne tik jūs. Bet šiaip ne, aš galiu pasidžiaugti
šiandieninę auditoriją, nes visi labai draugiški, malonūs ir tikrai negaliu nieko blogo pasakyti apie žmonės, tikrai. Dar grįžtu prie tos dainos pirmosios, Kalėdom tikiu, ar tai tavo toks, suprantu, ne vienkartinis sugrįžimas į muzikos pasaulį, bet dar, kai reikėjo jau išleisti šitą dainą, vis tiek po ilgos pertraukos, jauduliuko buvo? Jo, aišku, buvo, nu, tai vis tiek ir įrašų studiją grįžau, ten aš augdavau įrašų studijose, kaip pagalvoju, tai man stovėti prie tokių mikrofonų, man čia yra malonumas. Tai jo, išleista daina buvo šiek tiek jauduliuko, aišku, ir su žmonas paskata, viskas labai gerai sekėsi, tai viskas puikiai iš to vietų tikrai, manau, pavyko taip, kaip ir planavau. Aišku, man biskis sudėtingiau, nes aš vienas, ilgiau viskas užtrunka ir muzikiniam pasaulyje pačiam viską išlaikyti yra žiauriai brangu, tai tam irgi bet kokiu atveju reikia tam tikrų finansinių dalykų, tai kai esi vienas, biskis sudėtingiau ir ilgiau viskas užtrunka. Kada galim tikėtis tavo naujos dainos ir dar iškart užduok paslaptį, kokia tai galėtų būti daina, ar linksma, ar kokia? Jeigu po teisybė, kadangi vis tiek ta kūryba dar tik pradinė, tai stengiasi ir save atrasti, kas tau pačiam patinka ir žiūri, ką klausytojas šiandien dienai mėgsta. Ar tu lygiuosi į pro tą segmentą, pavadinkim jau aukšto lygio tą kūrybą, ar užtenka tau tos tradicinės lietuviškos muzikos, kur tikrai visą publiką lygiai taip pat gali išjudinti. Tai dabar vyksta dar toks ir savęs atradimas, tai tų dainų, manau, gali būti įvairesnių šiuo atveju, nebus kažkokio vieno segmento, tai išgirsim įvairiaus dar muzikos, tikrai manau. Mes ir lauksim tada. Būsim tame kelyje kartu. Labai gerai, labai džiaugiuosi, kad kažkas laukia. Tai. Na ir pabaigai tradicinis laidos klausimas, kurį mūsų kraštietį tu norėtum pamatyti laidoje prie baro ir išgirsti, kaip ir kuo jis gyvena. Šiaip iš tikrųjų ilgai galvojau, net ir žmonos klausiau, labai sunku buvo, nes daug tų žmonių yra ir aš tai gal net pasiūlyčiau, su manim užaugo ta mergaitė, kartu su manim dainavo, šiandien dienai ryški žvaigždė, aš galiu pavadinti, labai stipraus balso savininkė, labai talentinga, tai aš norėčiau Pauliną Paukštaitytę pasiūlyti, nes manau tikrai, kuo daugiau šis žmogus kalbės, tuo labiau bus matomas, tai linkiu tik sėkmės muzikos kelyje ir jie mielai čia pamatyčiau dar. Ačiū už pokalbį. Ačiū labai. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Luku spėjome jums papasakoti. Jeigu jūsų mintyse sukasi žmogus, kurį norėtumėte pamatyti laidoje prie baro, savo pasiūlymus siųskite elektroniniu paštu prie baro@mmm.lt. Iki.